Sveiki! Sveiki, Čia vėl mes, Eglė Kotryna. ir Plomerangas. Ir šiandien mes turime naują klausimą, kaip susidoroti su kūrybiniu perdegimu. Taip. Daug kas kalba, man atrodo, apie kūrybinį perdegimą, dabar apskritai apie perdegimą, nes dabar labai daug tos šiaip apie self-care ir turi rūpintis savimi ir panašiai. Taip. Bet kūrybinis perdegimas, baisu turbūt, nesmagus dalykas. Aš jau. Apskritai Bet koks perdegimas. perdegimas, kad ir lemputė Nu, taip. perdega labai nekas. Man atrodo svarbiausiai pasižiūrėti, dėl ko aš darau, ką darau. Kur aš čia taip varau, kad aš tiesiog, jau net šarą taip šokinčia, kaip sakant, sprogidėjo. Pasižiūrėti motivaciją, dėl ko aš darau, nes aš esu irgi buvus tokiose situacijose, kad tu tiesiog darai, bet tada tu kažką nori įrodyti, ar nori ten, kad tave pamatytų, ar ten, kad pinigų užsidirbtum. Tie tokie išoriniai faktoriai, kurių tu eini, nes tu nori tą gauti, ar ne? Ir toks užsisuka užburtas ratas. Kaip žirkėnas tam ratuke. Jo, ir varai, ir tu vis tiek negauni to vidinio pasitenkinimo, vidinio džiaugsmo, nes tai nepriveda prie to visas tas procesas ir tada tu dar galvoji, tai aš dar čia dar į kitą bėgį pravesiu, jau tada pavarysiu, ir žodžiu. Niekada negana. Niekada negana ir užsisuki tame gobšumo rate ir žodžiu nėra, there's no way out, kaip sako. Tai koks būtų way out? Way out yra tada, kai tu pradedi daryti tai, kas tu, tikrai ką turi daryti sveikame tokiame, sveikoje atmosferoje, ar net, kai tu nepamiršti laiko. Kaip pirmiausia, gal kai tu supranti, kad jei tai, ką tu turi sukurti, tau lemta, tai tu ir sukursi. Ir tu nemanai, kad tu esi viskame kontrolėje. Tarsi, kad jeigu aš čia daugiau įdėsiu darbo, tai tada bus geresnis tas. Kartais taip nesigauna, tu gali dirbti ten iki akių išvarvėjimo ir tu vis tiek neprieisi to, ko tu nori. Tai reikia tiesiog pripažinti, kad svarbiausia, tai aišku, būti savo kelyje ir daryti tai, kas, kaip sakant, savo širdies keliu eiti. Ir tada atsiranda tokia vidinė ramybė, kad tu tikrai, tu darai tai, ką tu turi daryti. Ir tu nejauti to tokio, spraksėjimo, greičiau eiti, nes tu realiai kiekviename žingsnėje jauti ramybę, nes tu jau darai, ką turi daryti. Ir tame ir sako ten, nepamiršk, kad ne tikslas yra esmė, o procesas. Tai tu tą gali protę suprasti, bet kai tu darai dėl tų tokių kitokių motyvacijų, tai tu apie tai negalvoji. Bet kai tu eini tikrai širdies keliu ir susideli tą tokią sveiką ritmą, kuris tau leidžia būti žvaliu ir energingu, tai tu tiesiog tikrai nuoširdžiai džiaugiesi procesu ir tau dalinai, gal ir svarbu rezultatai, bet tu nesi taip jau pamišusiai prisirišęs prie to. Nes tu jau matai, kad tas procesas yra teisingas. Ir su tuo ateina labai didelė ramybė ir tu negali ramybėje jaustis chaotiškai. Ta ramybė tave nuramina. Ir kai jinai nuramina, tai tas persismelkia į visas tavo gyvenimo sritis. Ir šeima, ir draugystės, ir kūryba, ir visa kita. Ir tavo ta pati kūryba tada, jinai jaučiasi tokia brandesnė, o ne iš to tokio aš galiu. Aš dar galvoju, gal irgi gal ir skamba, kad, bet įsidėsi savai kažkokį tai, nežinau,
į rėmus kažkokius, bet ta pati struktūra, ne, jinai gali padėti nesijausti išvargusiam ar kažkaip susidėlioti savo laiką, kad tu paskirtum tą laiką kūrybai, paskirtum tą laiką savo, paskirtum tą laiką, kažkam, kas yra tau svarbu. Ir tu, vėl, toks planas preliminarus, bet tau padeda naviguoti tavo dienoj, tavo savaitėj, tavo tam laike. Taip, tada tas labai svarbu. Neprives tada tą struktūrą prie išsekimo. Jo, tai tokių, jeigu kalbant iš, ką tu galėtum padaryti, kad, jeigu jaučiatės kažkaip perbėgime, ar kaip iš jo išlipti, nežinau, gal kažkokių dar kitų. Tai pirmiausia, tai tiesiog žiūrėti, dėl ko tu darai, ką tu darai, kokia ta motyvacija, ar ne, ir ar tu ją kažkaip gali arčiau savęs, savo tikro kelio pasukti. Kad tu nesijaustum, jog tu turi kažką įrodyti čia, ar ne, ir mes visi turim tą praeitį, turbūt. Mes kai tą praeinam ir suprantam, kad tai neneša vidinės palačios, tada mes gal pabandysim ir kitaip. Tai okei, čia kaip sakant, neišmoksim, kol nepatiriam. Bet jeigu, įmanoma, tai būtų jau geriau daryti dėl to, kad tu nori tikrai kažkaip pagerinti pasaulį ar savo aplinką iš to tokio davimo pusės, o ne to, kad aš noriu imti, už tai aš čia užsisuksiu maksą. Taip, čia pirmas, o po to, kaip ir tu sakai, būtent susikurti tą struktūrą, kuri tau leistų palaikyti visapusišką sveikatą. Kūrybinime ir vidinio džiaugsmo ir šiaip fizinio aktyvumo prasme. Tai čia turbūt 2 tokie esminiai elementai. Tai taip, ačiū, kad žiūrėjot, žiūrovai. Ačiū, kad klausėte ir tikiuosi galbūt kažkaip sujudinom jūsų smegenų dalis ir kažkokio aiškumo įnešėme atsakymų. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų. Taip, iki.